Verslo analitika iš esmės turi ne vieną apibūdinimą, bet jeigu taip trumpai ir aiškiai, paprastai, mes verslo analitikoje bandom duomenis paversti strateginiam žiniom ar konkurencinių pranašumų, arba ieškoti efektyvumo savo veikloje arba versle. Duomenys gali būti tas turtas, kuris mums leidžia savo verslą tiek valdyti, tiek plėsti, tiek efektyvinti. Kaip anksčiau, didžiausias kompanijos būdavo turinčios daugiausia turto. Šiai dienai, jeigu įvardinti didžiausią viešbutį, mes galėtumėm sakyti, kad tai yra Airbnb, kurie neturi nei vieno viešbučio, jų turtas yra duomenys. Jie suveda savo turimais duomenimis klientą su paslaugos teikėju. Duomenų analitikui tai gali būti struktūruoti, nestruktūruoti duomenys, bet jeigu taip verslo žmogui, tai yra mūsų vidiniai duomenys, ką kompanija pati sukaupia, ką pati kūrė, ar ne, pardavimo operacijas gali stebėti, darbuotojų darbo laiką ir finansinius rezultatus, projekto eigą ir panašiai. Ir yra išoriniai duomenys, tai yra tai, ką mes galim surinkti iš aplinkos. Šiai dienai mes stengiamės, kad tie duomenys mus pasiektų šią minutę, nebūtinai realaus laiko tie duomenys gali būti, bet stengiamės, kad jau duomenys padėtų priimti sprendimus. Pirmiausia, reikia mokėti suprasti duomenis, reiškia mokėti informatikos teoriją, duomenų teoriją, žinoti, kaip vyksta duomenų kelias nuo duomenų iki galutinių ataskaitų, iki verslo įžvalgų, iki pat duomenų pateikimo. Taip pat reikia mokėti techninius įrankius, reikia žinoti, kokiais įrankiais ką galiu nuveikti. Ir paskutinis dalykas, bet ne pats prasčiausias, reikia pažinoti verslą. Tikrai matau, kad analitika yra ant bangos, jinai populiarėja. Kiekvienas verslas dabar nenorintis atsilikti jau pradeda galvoti tikrai apie duomenis, nes pamatė puikiai su duomenim dirbančius konkurentus, didesnės įmonės, tarptautinės kompanijas, jau net ir smulkios mažos įmonės ieško analitikų. Ieško žmonių, kurie sugebėtų prakalbinti tos duomenis, kurie sugebėtų iš tų duomenų jiems papasakoti istoriją, kaip jų verslas turi toliau vystytis, ką turi daryti. Duomenų analizė rolių yra ne viena ir pats žmogus gali pasirinkti skirtingą specializaciją, kur gali būti duomenų bazės administratorius, gali būti duomenų inžinierius, duomenų mokslininkas, duomenų analitikas, verslo analitikas, vizualizacijos specialistas ir panašiai. Tikiu, kad Business Intelligence platformos arba verslo analitikos programos taps kiekvienos kompiuterinės darbo vietos dalimi ir kiekvienas mes būsim tie žmonės, kurie galės save apsitarnauti. Kviečiu ateiti, studijuoti, išmokti ir būti ateities dalimi su Code Academy.